Poryt LT sveikinuosi su jumis šiandieną iš Barcelonos, iš World Mobile kongreso ir esu Huawei'aus stende ir noriu jums parodyti MediaPad X2. Tai yra planšetė, kuri yra 7 colių įstrižainės, hardverinių klavišų, tokių kaip Samsungas neturi, tačiau ir užtat tie klavišiukai lipa dar ir ant ekrano, kuris yra nedidelis. Lyginant pagal dydį, mano 8,4 planšetė yra ženkliai didesnė, nors ir telpa į švarko kišenę. Matome, kaip 8,4 colių Samsungo planšetė išlenda, bet be to tai yra Quad HD, o čia yra Full HD ekranas. Vienok, manau, kad Full HD ekranas tokia 7 colių įstrižainė yra pakankamai gerai. Gali turėti 3 GB RAM, nors yra ir 2 GB operatyvinės atminties versija. Jisai gali turėti 32 GB vidinės atminties. Na ir aplinkui tą tokį metalinį rėmelį yra dar toks apvadėlis metalinis. Na, iš tikrųjų, tokio malonaus rankai gaminio įspūdį sudaro. Šitą planšetę palieka tokį malonų įspūdį, toks didesnis daiktas negu telefonas, nors, reiškia, šitoj meniu juostelėje iškart yra tipiški androidiniam telefonui, skambinimui ir kontaktams palikti dalykai. Iš tikrųjų, kaip tokį galima traktuoti kaip labai didelį telefoną, jau net ne 6 colių, o 7 colių, bet iš tikrųjų tai yra planšetė. Labai malonus rankoje, tikrai premium išvaizdos Huawei 7 colių planšetės renginukas.